Vakar manęs paklausė, kaip suprasti, kad myli save. Kai renkiesi save, suvoki savo vertę, kai neprieštarauji savo poreikiams, neignoruoji savo norų, nesielgi prieš savo valią, kai gebi pasakyti ne, jei reikia. Ir tai nėra egoizmas. Tai natūrali žmogaus prigimtis, kurią gyvenimo eigoje mes linkę pamiršti. Kai vaikai, antrosios pusės, vyrai, žmonos, tėvai, draugai, giminės, kaimynai tampa svarbesni už tave patį, pačią. Visada atminkite, kad pirmiausia esi tu. Ne tavo vaikas, ne tavo antroji pusė, ne tėvai, ne draugai, ne kolegos, ne kaimynai. Visada esi tu. Mes gimstame po vieną, mes išeisime po vieną. Ir pažvelkime į mažą kūdikį, kuris geba rodyti savo poreikius, kuris geba atitinkamai pasakyti, kad jis yra svarbus. Tai kodėl tu pamiršai rūpintis savimi? Kaip sakoma, kai dengiame pietų stalą, jei jau esu pasirūpinusi savimi, tai pirmiausia, į lėkštę dedu savo antrajai pusiai, vyrui, žmonai. Tada vaikams. Tada mano dėmesys nukrypsta į tėvus, gimines, į draugus, į kolegas, į kaimynus ir visus kitus pažįstamus. Čia yra tie tikrieji prioritetai. Bet visada pradėk nuo savęs. Ir meilė sau tai tikrai ne egoizmas. Tai yra natūrali prigimtis. Taigi, su Valentino diena jūs visus, su Valentino, bet ne meilės diena, meilės savotiškai. Meilė, žinoma, kiekvieną dieną turi būti ir turi spinduliuoti. Ir beje, lietuviškoji meilės diena yra gegužės 13. Vasario 14 tai primestinė, nelietuviška šventė. Bet be abejonės, tai yra smagu. Smagu yra suvokti, kad tokią dieną aš galiu pailsėti, aš galiu parodyti dėmesį savo artimam, mylimam žmogui, keliems žmonėms. Aš galiu parodyti dėmesį ir skirti laiko sau. Tai su tuo viskas yra gerai, viskas yra puiku. Ir iš tiesų ši diena jau numerologiniu požiūriu yra 8 energijos, karmos energetika. Ir tai byloja apie tai, kad ką pasėsi, tą ir pjausi. Vadinasi, darykime išvadą, kad ši diena tai yra ir apie tai, kiek tu jėgos, jėgų, pastangų, meilės, laiko, dėmesio skiri savo santykiams. Tai tokią grąžą ir gauni. Tai kai tu abejoji kito žmogaus jausmais ir sakai, kad jis manimi nesirūpina, jis man neskiria dėmesio tiek, kiek aš noriu, tai paklausk savęs, o ką tu darai dėl to, kad gautum tai, ko tu nori.
Tai kaip elgsiesi, taip elgsis su tavimi. Na, mėnulis ožiaragio ženkle šią dieną, vadinasi, nėra labai palanki aplinkybė parodyti savo jausmus. Labiau yra užgniaužtos emocijos, nes Saturnas valdo. Tas yra tas pats karmos valdovas. Matome ir dienos energetiką, ir mėnulis ožiaragyje. Tai iš tiesų santūriau galime rodyti savo jausmus ir emocijas. Tai tikrai nepykite ant vyrų, moteris, jei nėra tokio demonstravimo, tos aistros, ar ne. Žodžiu, viskas tarsi labai subtiliai, tarsi nepastebimai. Na, o moteris, jeigu šiandien sukotės virtuvėje, gaminote kažką skanaus, arba iš tiesų ir kartu tiesiog ėjote kažkur vakarieniauti, tai yra viskas gerai, nes būtent per maisto gaminimą galima atsiverti ir parodyti savo jausmus. Per tą skonį, per grožį. Tuo labiau Veneros planeta, meilės, grožio, finansų planeta yra žuvų ženkle nuo vasario 10 ir bus iki kovo 6 dienos. Tai yra tikrai palankus metas tiek kurti grožį, tiek rūpintis kurti santykius. Na, o dar ypač svarbi diena šiandien yra dėl to, kad tas pats karmos valdovas Saturnas šiąnakt 2 valandą nakties perėjo galutinai į Avino ženklą, į pradinį zodiako ženklo viso rato padėtį. Taip, tai yra iš tiesų silpna pozicija Saturnui, nes ypač tie, kurie turi Saturną Avine, tai paskutinį kartą tokia padėtis buvo gimusiųjų 1996 ir iki 1999, kas gimė. Taip, tai jiems iš tikrųjų dabar toks savotiškai išbandymų metas, nes Saturnas apeina visą zodiako ratą maždaug per 30 metų, taip grubiai. Ir, sakykime, 28-29,5 metų. Ir sakoma, kad netgi žmogui pirminė išmintis būtent ateina apie 30-uosius gyvenimo metus. Taigi būtent tie, kurie gimė nuo 1996 metų, tame periode 3 metukų, tai pagaliau subręsta šie žmonės. Taip, taigi pirminė išmintis. Ir šita padėtis dabar Saturno Avine truks iki 2028 balandžio mėnesio. Ir kaip ir minėjau, kad tiem žmonėms ir apskritai tas metas dabar ir kolektyviniu mastu yra būdinga toks užsispyrimas, principingumas, gali stigti disciplinos, tokios brandos, išminties, laikomasi savos pozicijos, netgi linkstama į kovingumą. Tai, žodžiu, teks labai padirbėti su savo disciplina. Labai palanku yra stiprinti save, savo vidinę ašį, sportuoti. Vakar turėjau konsultaciją ir iš tikrųjų labai tokią gražią suformulavome sakinuką. Sakau, tu turi būti priklausoma, turi išvystyti priklausomybę judėjimui. Kaip įdomiai, ar ne? Ir taip, tai mes iš esmės visi privalome išsiugdyti priklausomybę judėti, sportuoti ir lavinti kūną ir sąmonę tuo pačiu per judesį, per pozas. Taigi labai įvairios praktikos tiks. Aišku, didžiausia įtaka bus būtent avinams, svarstyklėms, vėžiams ir ožiaragiams. O jei įdomu dar plačiau išgirsti apie prognozę zodiako ženklams, komentuok zodiako ženklą.